Labą dieną. Čia video blogas apie mane ir apie mano brolį. Mes dabar keliaujam Latvijoje iš Rygos link Biržų. Praėjome Jauncels miestelį, Baldonės, neseniai praėjome ir Balcumnį miestelį. Dabar einame per geležinkelį. Va toks geležinkelis. Aš geležinkelį reikia sustoti, bet mes nesustojam. Einam toliau. Va taip, jau nuėjom apie 80 km, daugiau. Dar iki Lietuvos pasienių apie 40 km liko. Tai ne tiek ir daug iš tikrųjų, kai nuėjau 80. Ane, kolega, miško broli. Miško broli. Nieko čia nepizdavoju su ta savo tarme. Tiesiog suvalkiečių tarmė yra pati taisyklingiausia Lietuvoje. Tai kad sulaukčiau daugiau žiūrovų, reikia, manau, kalbėti taisyklingai lietuviškai, kaip suvalkietis. Tai va taip va. Dabar einam link Valė miestelio. Dabar, ką dabar? Dabar tuoj prieisim neužilgo už kelių kilometrų ežerėlį Karjerė. Ten įsikursime nakčiai. Ir nuo to ežerėlio dar iki Valė miestelio liks apie 15 km. O jau nuo Valės miestelio apie 17 km ir Lietuvos pasienis. O jau ten prasidės cirkai. Jau ten reikės varyt, plaukt per Nemunėlio upelį ar upę. Nežinau, nesu matęs dar to upelio ar upės. Jau ten tai reikės kažkaip plaukti, nes tilto nieko nėra. Beždžionių irgi tilto nėra, tai ten jau bus cirkų, bus daug. Iš tikrųjų. Tai va tiek, kad važiuoja mašiną, reikia kamerą išjungti, nes pagalvos, kad durnas kalbasi su savim.